Grįžtam prie ESA, nuėmėm bateriją, pastatėm ant stendo ir einam, aš tau kažką parodysiu. Išaržus bateriją, paaiškėjo, kad surinkta iš kažkokių gabalų, sumaišytos 3-4 kartos generacijos celės, prikaitiliuota, sakykim, šita, vėl šita, iš šitos pusės, visur jos yra. Ir tuoj tikrinsim, žiūrėsim, kas ten bus. Pasibaigė patikra, ką mes matom. Tarkim, pačios blogiausios celės, kurios iškrito iš grafikų, yra šita visa grupė. Visos geros yra toliau, jos pasiekė pas mus 5-tuką, o čia yra kažkoks jau šrotas. Einam pažiūrėsim ant baterijos. Testavimo rezultatas toks, visos prikaitiliuotos celės yra blogos. Va taip ir atrodo deguto šaukštas medaus bačkoje. Mes turim bateriją, kurioje yra dauguma gerų celių, bet įkištas tos celės gadina visą vaizdą. Klientui buvo pasiūlytas remontas su 4 mėnesių garantija, jisai atsisakė, pasirinko naują bateriją su 2 metų garantija. To, kad klientas palieka mums savo seną bateriją, jisai gaus didžiulę nuolaidą. Laikas namo, Lexusas surinktas, tuoj prasuksim ratuką ir atiduodam.